ir atvažiavom į Banską Štiavnicą ir varom pravažiuoti dviračių trasą, pažiūrėti, kaip ta trasa atrodo. Važiavom. Šiaip apsimėsiu, kad ne ką tik grįžau iš tos trasos apvažiavimo ir filmuoju šitą video pabaigoje, bet trasa yra wow. Pramyniau paskutinę dalį jos, paskutinius 16 km. Nu ir galiu pasakyti, kad yra ką veikti. Bet smagi trasa, sunki trasa. Atvažiavom į Eksteras, į plaukimo vietą. Darysim biškį, pasitestuosim vandenį. Yra plius 30 laipsnių temperatūros, tai tikėtina, kad plauksim be hidreko. Tai bus truputį sunkiau. Bet nieko, išgyvensim. Visi vadinasi lėčiau plauks. Tai va. O šiaip gražus ežeras, atrodo skaidrus vanduo. Dabar liko tik prasiplaukti. Pasižiūrėsim, kas gero. Ir nuspėju ateitį, sakydamas, kad išlipsiu iš vandens tikriausiai panikuojantis, kad negaliu paplaukti normaliai. Ir viskas blogai ir tragedija. Tai va. Važiuosim, kaip bus už 10 minučių. Viskas. Race briefingas išklausytas ir liko paskutinis mėgelis prieš varžybas. Rytoj 1 valandą, pirmas startas Eksteroj. Truputį yra nesąmonių, kurias padariau kaip tokio naujoko klaidų pridariau, kažkaip nepasisekė.
iki rytojaus ir rytojaus padarysim post-race interview, kaip sekėsi man. Tai va. Va, po pusryčių, kokiu dar pusryčių, pusę 11 jau. Labai keista, kad varžybos taip vėlai. Bet dabar varom į antrą tranzitą, pasidėsim daiktus ir tada namo užsidėt tatuiruotes ir kažkada jau pakankamai greit varysim prie vandens. Daiktus susidėti. Tranzitas gan paprastas. Iš ten atminsim. Čia dismount linas. Nusiemam dviračius. Atbėgam čia kilimo. Čia. Aš atbėgu iki antro koridoriaus. Pasikeičiu daiktus. Užsidedu numeriuką. Ir išbėgu 10 kilometrų. Labai sunkiau 10 kilometrų su daug metrų sukilimo. Dismount linas už manęs tiesiai. Jo. Išgyvensiu, aišku. Reikia tiesiog pasidžiaugti dalyvavimu varžybose, o ne parintis, kad čia kažkokio blogą rezultatą parodys. Ir šiaip dar pasidžiaugti gamtą, kurią kalnų dviračiai ir kalnų bėgimas atneša, negu plentas. Nes plentas darosi kinda boring. Bet nenuvertinti reikia ir to, nes tas ir baisiai sunku. Va. Nėris galėtų būti. Atsigerti truputėlį. Vieną kartą spaudė. O dabar rodo mane. Tai taip reikia, ne? Taip. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jūsų nuotaika? Puikiai. Dedamės daiktus. Galvojam, ko reikės. Ir kalbam, kaip mama klijuos lipdukus, man atrodo. O aš čia repetuoju. Mama tikrinasi, ar moka naudotis kamerą. Tuoj važiuosim į varžybas. Važiuosim į plaukimo startą. Manau, kad neįmam dabar. Nereikia lakstyti aplinkui mane. Nu, čia dabar jau einam į trasą. Jau. Jau artėjam, varžybų momentas. Taip nelabai patogiai, bet reikės užsivaryti dviratį. Normaliai. Nereikia nieko padėti. Ne, aš tikrai neužsidėsiu normaliai. Atvažiavome į varžybų startą. Tai gali kiek žmonių. Čia visi pavėsi sėdi. Sprintas jau vyksta. Čia bus australiškas išlipimas su prabėgimu. O mūsų plaukimo trasa bus... Nesimato šiaip. Plauksim pro geltonus bujus. Iki ten raudonų. Ten dar biškį dešiniau matosi dar vienas raudonas, kurį mes praplauksim. Tada plauksim čia atgal iki geltono. Tada plaukiam iki išlipimo. Australiškas prabėgam apie 150 man rodos metrų. Ir šokam atgal dar vieną tokį pat ratą.
ir tada šokam ant dviračio ir varysim 32 km iki antro tranzito. Tai pirma dalis trasos dviračio neišbandyta, tai bus tokia nauja dalis, bet po to, kaip pasakyti, tai pirma dalis neišbandyta, iki miesto davažiuosiu nauja trasa, kurios nemačiau dar prieš tai, ir po to atvarysime į trasą, kurią aš jau prieš porą dienų pramyniau, kuri yra tikrai sunki dalis, per 16 km, paskutinius 16 km yra 500 metrų sukilimo beveik, daugiau nei 500 metrų sukilimo. Ir tai pirma dalis gan lengva, apie 200 metrų sukilimo, gal 200 pm ir tada dar 500 lieka. Tai bus ką veikt, bet išgyvens. O oro reportažas tai karšta, bet čia čiut dėjuko yra, tai gyvent galima. Varom tranzitą, visus dviračio daiktus, viską, ką reikės dviračio trasoj. Ir pasižiūrėsim. Tikėkimės, nieko nepamiršau. Tikėkimės, padangos nesprogs, kol lauksim starto ir kol atplauksim. Ir viskas gerai bus. I did the second half. Yeah, the round around the bandita. Yeah, but I thought I'm gonna die. But it's kind of in the forest. Right? Yeah, it's not hot. It's not hot for sure. But I went there thinking like I'm gonna do an easy ride, do the bike record basically. Yeah, that was a realization threshold session basically. Yeah. Good luck. Gerai, garsiai pagalvosiu. Iš ten bėgu iki dviračio. Dviratis čionais. Užsidedu šalmą, užsidedu akinius, užsidedu camelbacką, užsidedu batus, kojines ir batus. Ir tada bėgu tranzito zoną. Čionais. Iki Mountlaino, šoku ant dviračio ir tada smaginamės iki pat kito miesto ir aplinkui jį. Nu va, jau grįžtu tranzitą dėl to, kad supratau, kad palikau vieną gertuvę, kurios nereikia ant dviračio, o ją reikia dabar gert. Tai jam susirinkt. Šitas startas yra pilnas klaidų ir nesąmonių. Tai visai juokinga, kad ant tiek feilinu su viskuo. Bet tikriausiai gal kažkoks stresiukas daro savo. Ir nieko. Sveika. Jaučiuosi labai nesavoj, ne tai, kad nesavoj vietoj, kaip ir viskas savo. Pažįstama, bet to pačiu ir kitokio. Ir labai truputėlį keista, nes viskas truputį kitaip. Gertuvę palikau. Mano angliavandenį prieš startą. Bet viskas biški kitaip. Stresiukas jau taško. Adrenaliną augini. Adrenalinas kyla, jau einam prie starto. Elitas jau vandenį, 4 minutės. Ir pradėsim šitą nuotykę. Šiaip reikėjo įleisti priekį labiau, nes manau biškis streiksiu už lėtesnių plaukikų. Bet viskas gerai.
neoverthinkit per daug, tiesiog dalyvaujam ir viskas. Tai va. Jo. Sėkmės. Ačiū. Pasimatysim pinčiai. Ir pakeliui. V roku 2018 kvíz. Koľko Haršanových bolo na štarte šťavnického triatlonu? Je, na 2018. 2018. Ja dávam tých, teraz sú tu podľa mňa len polovica z nich, to znamená 8 ľudí. No, pridaj. Je na linky. 10 Haršanovcov. No. A ja, že sa nebol ďaleko od tých Bujenovcov. No, takže. Ignoruojant Gratulujeme, bravo! abu kalnus ant viršaus sutraukė abi kojas. Jan Hanus! Janči, bravo, bravo! Vienas bičas. Yeah. Toto bola modré tričko. Rýchlo vidím 7 trička, 150 trička. Titas Sianas. Ó, Titas, vítajte. Titas, where are you from? Lithuania. 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 I'm guessing. Yes, guess. I'm guessing I'm the first Lithuanian. Actually, I don't think so. I think we had a Lithuanian before. I was checking time for Lithuania. Yeah, maybe not today, maybe not this year, but yeah, previously we did definitely. Tomko had some. zvedavý, je to zvedavý. Yeah, we are happy to have you here. So how was the race? Ježiš, a vydržíte. Despite Som nervózna. twice. Ještě nervózné dětko. No, So you enjoyed from the start to the end? No, okay. But what about the scenery? je mi to netreba. Amazing. Lovely place. Thank you so much for being here. Enjoy the time here in Slovakia in Šiavnica. Congratulations from Lithuania. Yeah. Ale vítaní, tu bola diskotéka, do Rubigalu, vieš, to tam, ja si pamätám, že 90. roky, tu sme Ant kalno viršaus pradėjo traukt kojas. Teraz samozrejme tam tí... Ir vienas bičas tiesiog, su kuriuo mes nuo pat pradžio ant dviračio keitėmės vietom, jisai nuokalnį, aš ant kalno pavėjau, bet jisai bėgime man davė magnio šotą, tai aš iššoviau ir atrodo pagerėjo, bet
Golian. Ką aš galiu Erik pasakyti? Menovec, vítaj. Dviratyje žiauri kova su savim, kad nelenktyniaučiau su aplinka, o raminčiausi ir tiesiog varyčiau savo tempu. Nes aš žinojau, kad aš bėgime galiu pavyti tos žmonės, kurie mane lenkia dviračiu. Aš taip padariau. Labai įdomu rezultatus pasižiūrėti. Nu, visą laiką rodė, kad 11 ar 12. Savo amžiaus grupėje ir bendroji. Nežinau, mes bendroji Takže žiūrėjome. aj prezident Slovenskej, novo zvolený prezident Okay. Slovenskej Tai triatlonovej negaliu pasakyti, dabar turbūt jau bus Unie, tikslas. Jau dabar áno, jau bus Unie. tikslas. Tai Takže pasižiūrėsim. Simo Brunovský. Veľký Ačiū, rybár smagu jūs buvo ináč. pamatyti. Veľký rybár. Nesitikėjau Kiti keliose Laštakovo vietose vis kūryba. pamatyti. Gimtadienio dovaną galima paragauti. Treťom Martin Dugas. Na druhom Erik Golian a víťazom the winner in the male 32-34 Titas Sianas. Okay, one more time, round of applause. Well done, boys. Thank you so much. Next category, male 35 to 39. Ďalšia kategória, muži 35-39. Na treťom mieste sa umiestnil Ivan Došek. Na druhom Martin Stola. And the winner, Sebastian Küffner. Maťo, nezlom nám to tu.